Grįžtame šiandien toliau gilintis į tai, kas prailgina mūsų dienas, prideda gyvenimo metų ir suteikia mums ramybės. Eilę kartų aiškinamės ir grįžtam prie to pačio, nes niekas nesikeičia, kad būtent prailgina mūsų dienas, prideda gyvenimo metų, suteikia mums ramybės, yra Dievo žodžiai, kuriuos dedamės mes į širdį, jų nepamirštam. Vadinasi, kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro savo primenu, aš nepamirštu Viešpaties žodžių, nes aš nepamirštu, kur aš gyvenu. Aš nenublūdinu į kažkokią kitą šalį. Aš nepamirštu, kur gyvenu. Aš gyvenu su Viešpačiu. Kiekvieną dieną savo priminkim, kad mes šiandien gyvenam su Viešpačiu. Aš pati savo primenu, aš gyvenu su Viešpačiu. Su Viešpačiu gyvenu. Ir jo žodžius aš deduosi savo į širdį. Tai prailgina mano dienas, prideda gyvenimo metų. Gailestingumas ir tiesa mane lydi. Taip aš įgaunu Dievo ir žmonių palankumą. Mes prisimenam, ką anksčiau jau esam kalbėję, kad Viešpats, pasitikėsiu aš Viešpačiu, tai reiškia tikėsiu Viešpačiu ir nesiremsiu tik savo supratimu, samprotavimu, nesiremsiu, o remsiuosi visišku tikėjimu, įsitikinus būsiu Viešpačiu, kad jis veikia mano situacijoje. Tai reiškia, toliau Dievas sako, kad jo Viešpaties išmintis ir supratimas yra be galo svarbus, yra brangiau už turtų žemėje, už deimantus, už viską, ko mes žemėje siekiame žemiškai kelioniai, kad Dievo išmintis ir supratimas yra svarbiau už viską. Ir dar plius, kad Dievo išmintis ir supratimas tai yra ilgas amžius ir turtai ir garbė. Dievas aiškiai sako, kad tai yra mūsų gyvenimo ilgumas, turtai ir garbė. Kai mes visi dirbam, lakstom, kad tik spėti, didžiuliai krūviai pas visus, įvairiausios aplinkybės pas visus. Ir norim visur suspėti, neršim, taip sakant, kaip išprotėję. O svarbiausia, kad tai sveikata ir turtai yra iš Dievo išminties ir Dievo supratimo, kaip 3 patarlės 13 eilutė ir sako, palaimintas žmogus, kuris randa Dievo išmintį ir supratimą. Ja reikia rasti, kaip ir praeitus kartus kalbėjome, tam reikia bendravimui su Viešpačiu skirti laiką. Tai reiškia ne tai, kad jums sakau, aš pati savo tai kalbu, kad aš nuolat rasčiau laiko dienos bėgėje, skirti Viešpačiui, su juo bendrauti, jam už viską dėkoti ir Viešpačiu pasitikėti. Nes prisimenu, kad visuose savo keliuose pripažink Viešpatį ir jis nukreips tavo takus. Aš pripažįstu, kad Viešpats mano yra ganytojas, jis mano gyvenimu rūpinosi, aš pripažįstu tai. Tai reiškia, aš bendradarbiauju su Viešpačiu, aš pasitikiu juo. Ir kaip toliau kitose rašto vietose sako, Viešpats išmintimi sukūrė žemę, savo protu įtvirtino dangus. Jo žinojimu buvo atvertos gelmės ir debesyse laša rasa. Mano sūnau, neišleisk jų iš akių, vadinasi Dievo žodžių, sako, neišleisk iš akių, saugok sveiką nuovoką ir įžvalgumą. Aš turiu saugoti. Visur apie tą patį Dievas sako, saugok žmogau, mano išmintis, saugok. Tai reiškia, neleisk, kad bet kas tau nuneigtų, kad čia yra nesąmonė. Neleisk, reikia man to, kad kiti suformuotų bet kokią kitą nuomonę, kuri prieštarauja Dievo pažinimui, Dievo išminčiai. Aš turiu neleisti. Arba, kai sako, saugo giliai širdyje, vadinasi, aš nebūtinai turiu dalinti su tais, kurie to neišmano. Nes reikia nepamiršti, kad Dievas sukūrė visus žmonės, bet vieni yra tik kūriniai,
viešpatis, o mes esam Dievo vaikai. Tai reiškia nebūtinai Dievo išmintimi ir supratimu dalintis su kitais, o dalintis su tais, kurie tave įkvėps, palaikys ir nukreips. Kaip svarbu turėti savo gyvenimo kely bendraminčius. Pirmiausia, turėti viešpatį, savo kaip aukščiausiai prižiūrėtoje gyvenimo, savo gyvenimo ganytoje. Ir turėti bendraminčius, kurie tavęs nekritikuos, kurie tavęs nepasmerks, bet kurie tave laikys kartu, įkvėps kartu, nes tai yra be galo svarbu. Tai toliau sako, mano sūnau, neišleisk mano žodžių iš savo akių, saugok sveiką nuovoką ir įžvalgumą. Tai bus gyvybė tavo sielai ir papuošalas kaklui. Tada eisi saugus savo keliu ir tavo koja nesuklups. Ir vėl Dievo pažadai mus lydi, kad tada eisi saugus savo keliu ir tavo koja nesuklups. Jeigu aš ieškosiu, rasiu, skirsiu laiką Dievo išminčiai, Dievo supratimui, viešpats sako, tai bus gyvybė tavo sielai. Gyvybė vadinasi gyvastis. Vadinasi, sielai mūsų emocijų, mūsų protui, mūsų mintims tai yra sveikata, mūsų elgsenai tai sveikata. Tai, kas gera iš viešpatės, tai sveikata yra mūsų sielai ir papuošalas kaklui. O kodėl rašo apie kaklą? Todėl, kad kaklas yra ypač matomas. Kaklą sunku paslėpti, jeigu neapsivinioti šaliku kažkokios ar skara užsidengti. Todėl sako, tai bus matoma, tai bus matomiausiai tavo vietoje. Ant kaklo tai matysis. Jeigu aš pasiliksiu, bet yra sąlyga, jeigu tu pasiliksi. Vadinasi, aš šiandien turiu priimti sprendimus. Ar aš pulsiu visą galvą, darysiu tas užduotis, tuos darbus, sieksiu tikslų, kas be abejo, mums Dievo žmonėms be abejo reikia padaryti darbus atsakingai ir geriau už kitus, kad aš taip liudyčiau Kristų. Aš negaliu būti atmestinai daryti darbus, būti neatsakingam, be abejo, aš to neraginu daryti. Bet visuose savo reikaluose, visuose darbuose pasitikėti ir tikėti, būti įsitikinusiam, kad aš šiandien tą darau tik dėl to, kad Dievas yra man maloningas. Jis man padeda. Jis man laimina mano rankų darbus, jis atgaivina mano sielą, atgaivina mano ląsteles. Aš dėkoju Dieve, kad aš gyvenu jėgoje ir sveikatui, kad tu ilgų ir laimingų gyvenimų prisotini mano dienas. Ačiū tau Dieve už išmintį tavo, ačiū viešpatį, kuri yra brangiau už deimantus, brangiau už perlus, brangiau už viską. Čia mes ir skaitėm praeitus kartus. Tikrai labai rekomenduoju 3 patarlę studijuoti kiekvienam, ilgus mėnesius pasilikti 3, 4 patarliai. Viena už kitą yra geresnė. Būtent tikėti, kad tai, kas čia parašyta, Dievas šiandien sako mums, nes būtent čia rašoma esamojų laiku. Tai reiškia, kad šiandien viešpats apie tai, ką nori pasakyti, sako mums per savo žodį, o man reikia priimti, tai reiškia atnaujinti savo protą, savo mintis, nesitapatinti su to pasauliu. Prisiminti, kad Dievas ir sako, kad ten nebūkštauja mano širdis, ten neišsigąsta, ten nerimauja, kitaip sakant, mano širdis, nerimauja, pasilieka rami, kad visko šiandien man užtenka, nes viešpats yra mano aprūpintojas, jis mano ganytojas, jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais. Ir jeigu eičiau, sako, per mirties šešėlio slėnį, neišsigąsiu piktą, jeigu ir eičiau, tai reiškia, kad Dievas sako, kad šitoj žemėje, kol iškeliausiu pas viešpatį, gali būti iššūkių, gali būti slėnių, sunkumų vienokių ar kitokių, bet ne į tą sunkumą šiandien fokusuojuosi, o matau jau praėjęs, jau matau visišką savo sveikatą atstatytą, matau atstatytą santykį, matau, kaip viešpats išlaiko laiko ir veda savo pergalės eisenoj. Nepamirštu ir savo vis primenu,
primenu, kur mintise, prote, kad Kristus manyje yra šlovės viltis ir ta jėga, kuri prikėlė Kristų iš numirusių, šiandien gyvena kur manyje. Ta jėga, kuri prikėlė Kristų iš numirusių, šiandien veikia manyje. Tai vat vien tą suvokimą mąstyti, įsivaizduojat, kokia tai jėga, ar kas gali bet kokiais būdais išgąsdinti. Tiesiog jeigu ir kažkas nepavyksta, aš grįžtu dar ir dar prie to pačio ir vis tiek išsisprendžiu klausimus. Manęs neišgąsdins dėl sveikatos, manęs neišgąsdins dėl kitų dalykų, manęs neišgąsdins, jei kažkas nepagarbiai su manimi elgiasi, nes aš žinau, kad aš elgiuosi taip, kaip Viešpats mato ir kaip Viešpats vertina ir brangina žmogų. Aš taip elgiuosi. Vadinasi, šiandien mes kiekvienas būtent esam ne žodžio tik klausytojai, kurie paklausė ir praėjo, bet būtent vykdytojai. Mes aplinkybėse elgiamės būtent žodį Viešpaties kaip aukščiausią autoritetą išlaikydami, išstovėti, turim išstovėti tvirtai laukdami būtent to, ką Viešpats mums sako savo žodžiuose, kad ilgu ir laimingu gyvenimu prisotina Viešpats mūsų dienas. Ilgu ir laimingu gyvenimu prisotina mūsų dienas. Linkiu tame laikytis, tą mąstyti, tame stovėti, nes Dievo pažadus, primenu, mes įgauname pasitikėjimu, vadinasi tikėjimu ir kantrybė. Amen. Amen.